praktiškai visą gyvenimą kalbu negimtąją kalbą. Ir kas yra, tas naudoju 5 kalbas kasdienybėj ir galvoju, kad kada kalbu lietuviškai, aš esu vienas žmogus, bet aš nesu toks pats žmogus, ne visai toks pats, kada aš kalbu latviškai. Ir kada kalbu skandinaviškai, ten sakykim, irgi truputį kitoks esu žmogus tikriausiai. Ir kur tada tiek daug visokių tokių sluoksnių yra ir kas esi, čia nelengvas klausimas. Gimiau Rygoj, baigiau mokyklą Rygoj. Mama mano Latvė, o tėtis pusiau Latvis, pusiau žydas. Tai kalbėjom šeimoje mes įvairiom kalbom. Ir nuo vaikystės kalbėjau latviškai ir rusiškai. Bet po mokyklos baigimo nežinojau, ką studijuoti. Man kažkas pasakė, yra skelbimai, kad galima važiuoti ispanų mokytis į Maskvą arba švedų į Leningradą tuometinį, Peterburgą dabar, arba klasikinę filologiją į Maskvą. Ir aš 3 minutės pagalvojusi padaviau į tą švedų kalbą. Ir taip aš atsidūriau Leningrade. Galvojau, važiuoju mokytis 5 metams, bet pasilikau ten vos ne 11 metų, nes po universitetų baigimo, dabar jau kalbant magistratūrą būtų, tada stojau į aspirantūrą, dabar tai būtų doktorantūra. Vienas iš mano tokių gūrų buvo toks Leonardas Herzenbergas. Leonardas Herzenbergs būtų, bet jis iš Latvių žydų, iš Liepojos. Po kokių metų bendravimą jis sako, bet Erika, jums reikia stoti į doktorantūrą, aspirantūrą. Tada aš galvoju, aš. Ir man pasisekė vėl, aš įstojau ir tada aš apsigyvenau bendrabutį doktoranto po 5 metų studijų universitete. Ten mes gyvenom po dviese, gavau vietą kambarį su viena lietuvė, tokia Zita. Ir štai Zita mane pirmą rudenį pakviečia į lietuvių cepelinų balių. Aš žinojau, kas yra tie cepelinai. Ir ten aš susipažinau su tokiu be galo žavingu lietuviu, Vytu, į kurį po truputį mes pradėjom kalbėtis, beprotiškai įsimylėjau, o jis beprotiškai įsimylėjo mane. Ir taip atsitiko, kad jau po tos doktorantūros, po aspirantūros, kad mums kilo klausimas, ką mums daryti ir kur mums važiuoti, mes po truputį galvojom, kad gal į tą Lietuvą pabandysim. Nes aš pabandžiau vieną koją įlipti į Latviją, bet Lietuvoje mane priėmė kažkaip labai šiltai, labai nuostabiai. Kalbininkui pravartu mokėti lietuvių kalbą, ypač tokiam kaip aš, kuris užsiima kalbų istoriją ir prieš istoriją ir tokiais senais dalykais, etimologijomis ir taip toliau, nes lietuvių kalba labai archaiška. Latvių kalba daug daugiau pasikeitusi yra negu lietuvių. Tada mano tas vadovas, Leonardas Herzenbergs, jis man davė, paskolino tokią knygą 30 metų, vokišką knygą, Alberto Zeno Kleine Litauisches Lesebuch, toks buvo tokia mokymo knyga. Aš ją taip atveriau ir aš perskaičiau frazę alus yra skanus. Tada aš atveriau kitam puslapį ir išmokiau savo antrą frazę lietuviškai ir jis skambėjo taip. Lietuvos prezidentas gyventų Vilniuje, jeigu tas miestas nebūtų Lenko. Čia, taip sakant, Sic. Ar notabene, kad čia buvo sovietmečio. Ten buvo ir lietuvių giesmė, pavyzdžiui, kuriais man tyliai parodė, taip maždaug vos netamsoj. Užsienį mes visiems esam vienodi, visiems aiškinu, mes esame labai skirtingi ir mes atrodom skirtingai ir mūsų aplinka yra skirtinga ir įtakos buvo skirtingos, ar ne? Nes Ryga atrodo kaip šiaurės Vokietijos miestai. Prie jūros. Ten Ryga Hanzos miestas ir gatvės tokios siauresnės, tamsesnės. Bažnyčios kaip pridera su vienu bokštu. Čia bažnyčios su 2 bokštais. Visiškai kitokia architektūra, kitokia nuotaika. Ir ta šviesa ir tos baltos gatvės, man atrodo, čia yra stebuklas.
tada tam tikri dalykai buvo vienodi ir Latvijoje, ir Lietuvoje, ar kur jūs norite. Niekas tau nesišypsos, niekas tau nesakys labas. Tikriausiai kas savaitę aš dėkoju likimui, Dievui, nežinau kam, kad mums pasisekė. Mums pavyko. Po karo pradžios Rusijos su Ukraina, labai daug ir ypač daug mes apie tą viską kalbam ir kalbam apie, kas turėjo šansą ir kas neturėjo šansą. Ir Rusija turėjo galbūt šansą Jelcino laikais. Bet mums pasisekė, mes ištrūkom. Ir kada mano sūnus, būdamas paauglys, dar paklausė mane, sako, Erika, kas yra socializmas? Aš taip atveriau burną, aš taip uždariau. Ir pagalvojau, viskas tvarkoj. Kaip nuostabu, kad atsiranda tokie klausimai. Kaip aš paprastai sakau, Švedija buvo toliau negu Samarkandas ar Vladivostokas, tuometiniai Tarybų sąjungoje, kurioje mes gyvenom. Pasaulis buvo uždarytas, visas kontaktas ir viskas ėjo per knygas ar ten per radiją. Kartais, jeigu ten prasibrauna kokios stotis ir taip, bet galvoju savo fiziškai, čia kitoj pusėje jūros, aišku, čia nepasieksi, čia niekada, čia niekada. Ir skaičiau ir galvoju, ar tikrai niekada, ar tikrai va, taip ir bus, kad mes niekada nepamatysim, nes mes kaip ir skaitėm ir žinojom apie pasaulį, bet pasaulis atrodo, jis nežinojo apie mus. Čia sunku įsivaizduoti. Čia buvo 89 metais. Durys atsidaro ir aš galiu išvykti į tą šalį, kurią praktiškai užsiminėjau 13 metų. Aš patekėjau į tokius kursus, čia buvo saloj vakarus nuo Göteborgo. Ir aš prieinu prie kiosko nupirkti bilietą į tą savo salą. Ir kioske jaunas toks vyras, aš atsimenu jo veidą, ir jis plačiai nusišypso ir sako man, hei. Aš sakau, hei, bet pas mane žaibiškai mintis, kodėl jis šypsasi, svarbiausia, kodėl jis hei. Ar mes pažįstame, o svarbiausia, kodėl yra ta šypsena, mes nepažįstame. Aš jaučiausi kaip filme visą tą mėnesį. Po to dar vienas mano draugas sužinojęs, Norvegas, kad aš važiuoju į tą Švediją, sako, Erika, tu turi ir į Norvegiją atvažiuoti, tave išleido pagaliau, gal daugiau neišleis. Kada buvau Stokholme, tada aš būtinai norėjau nuvažiuoti Karolina Radivyva, čia Upsalos universiteto biblioteka, ir ten laikomas giliai po žeme gotų kalbos rankraštis Codex Argenteus. Čia pats seniausias dokumentas, kuris parašyta gotų kalba, o gotų yra germanų kalba, pats seniausias taip. Ir aš važiuoju traukiniu iš Stokholmo į Upsalą ir žiūriu į žmonės aplinką. Žmonės skiriasi, dabar niekas nesiskiria, jūs nuvažiuosite taip, mes kitaip atrodėm. Ir aš taip sėdžiu ir savo galvoju, ar yra kažkas bendro tarp manęs ir šitos aplinkos ir šitų žmonių, ir nesu tikra. Ir apskritai, kuo aš užsiminėjau tos 13 metų. Ir aš atvažiuoju į tą Upsalą, ateinu į tą Karoliną Radivyvą, taip vadinasi biblioteka. Ir sakau, aš tokia ir tokia atvažiavau iš Vilniaus. Jie žiūri mane didelėm akim. Ir sakau, kaip man čia įeiti. Nes aš pripratusi, reikia leidimo įeiti. Jis sako, eikite. Leidimo nereikia. Bet aš einu per tą biblioteką, užsukau į vieną salę, į kitą salę. Galvoju, čia mano pasaulis yra, čia aš atpažįstu. Biblioteka Peterburge ir čia atrodo visai vienodai ir žmonės irgi taip pat galvoja, kažkas yra gal bendro. Universitete pradėjau dirbti 86 metų gruodį. Mane pasitiko tuometinis prodekanas Jonas Balkevičius, toks buvo filologo. Ir jis mane pasitinka taip, kad man atrodė, kad Vilniaus universitetas mane laukia visą gyvenimą, taip sakant. Kad čia yra toks džiaugsmas, taip nuostabu. Aš tai galvojau, kad aš galiu iškart pradėti kažką, skandinavistiką, švedų, senoj gotų, senoj islandų, ten nežinau. Ir man sako, mums reikia Latvių. Niekada gyvenime negalvojau, kad aš pradėsiu dėstyti latvių. Ir su ta švedų porą metų padėsčiau kaip hobį, kaip tada sakėm. Ta prasme, kaip laisvą tokį dalyką. Tada
kaip antra specialybė, kažkaip antra kalba buvo. Ir tada mane pakviečia tuometinis dekanas, Kęstutis Urba buvo toks pas mus filologijos fakultete ir sako, Erika, kurkim katedrą. Ir aš sakiau, o Dieve, sakau, Kęstuti, mesgi, nepasiruošę, mesgi dar kažkaip, mes dar reikia, mes nieko neturim. Ne, čia ir dar toks laikas, kūriam, darom. Mano, žinote, intencija buvo, kad čia tik neturi būti kalbos kursai ir kažkoks toks priedas nereikšmingas priedas prie kažko reikšmingo. Man labai buvo svarbu, kad mane vertintų nuo pat pradžios, kad ir vertintų profesionalai. Ir taip po truputį, kažkaip aš galėjau tą pradėti kurti. Aš buvau reikli savo, bet aš ir reikli viskam, ką aš darau, kad čia nebus šiaip savo, čia bus tik geriausiai. Ir irgi ta mintis, kad viskas įmanoma. Aš nepriimdavau atsakymus iš ten žmonių aplink, kurie ten duodu kažkokį uždavinį, ir man sako, bet čia neišeina, nes kažkas ten. Čia neatsakymas, sakau, o ką padaryti, kad tas išeitų, ką daryti. Man atrodo, kad tokia dvasia, ji gyva ir ji tęsiama. Mūsų pradžia 90-ieji metai. 90-ieji, kada mes tapom nepriklausomi. Ir irgi žmonės labai, aš turiu omeny, ir užsieniečiai norėjo važiuoti pas mus. Mums buvo pasaulis įdomus, bet ir mes buvom labai įdomus pasauliui, kas čia darosi. Ir aišku, mes gavom apdovanojimą tokį, iš karaliaus. Čia buvo mūsų pradžioj 95 metais, kaip mus išskiria kaip, katedra. Katedra, kurioje dėstoma švedų kalba, tada Švedų institutas inicijavo, kad mes gautum tokią premiją. Tai mes su karalium draugai esam ir su karalienė. Jie buvo kelis karčių. Aš mėgstu cituoti tokį vieną labai populiarų švedų rašytoją. Jo vardas Theodor Kallifatides yra. Pagal vardą galima suprasti, kad jis yra graikas. Ir jis atvažiavo, jis negimęs Švedijoje, ir jis atvažiavo į Švediją būdamas jaunuoliu, 24-5 metų. Ir jis tada pradėjo mokytis kalbos. Ir jis vienoje iš knygų, kaip ir sako, tokia mintis pas jį yra, kad ką reiškia studijuoti užsienio kalbą. Iš pradžių tai yra žodžiai. Ir tam reikia tik tai geros atminties. O po to pradedi suprasti žodžių prasmę. Ir atrodo tas paradoksalu, bet kiekvienas žodis yra padengtas lava įvairiausių patirčių, emocijų, vertybių, žinių. Ir kad perprasti, kad mokytis užsienio kalbos reiškia, tu leidėsi į kelionę, pažinti naują, kitokią sąmonę ir kitokį pasaulį. Nes tiek daug ateina prasmių ir viskas supratimo būtent per kalbą. Jeigu jūs mane paklaustų, kas man Skandinavija, ir aš pasakyčiau, čia yra tokia misterija ar paslaptis, kurią aš bandau įminti. Aš taip džiaugiuosi skaitydama knygas, kad aš vėl pagaunu tą naują mintį arba naują kažkokį momentą ir galvoju, čia mane be galo praturtina. Aš asmeniškai visą gyvenimą mokausi. Kada buvau maža ir augau, be galo daug skaičiau Astrid Lindgren, žinoma. Ir jos pasaulis labai artimas ir toks labai savas, ar ne? Vėliau Tove Jansson, bet čia jau kita, čia jau filosofiškos knygos, aš sakyčiau. Bet Selma Lagerlöf, čia irgi labai, labai artima ir labai taip nuostabu. Tik surasti tas sąsajas tarp gyvų žmonių ir tuo pasauliu, kuris kūriamas knygose, literatūrai. Bet jeigu yra tokie žmonės, kurie taip rašo, tai reiškia, kad yra tokių žmonių. Svarbu tik tai, ar tau išeis rasti. Bet ką Skandinavija man asmeniškai duoda, yra skandinaviškos vertybės. Daug vertybių ir mes sakom, čia mūsų vertybės. Ten laisvė kalbėtis, demokratija. Bet viskas pas mus yra iki tam tikrų kažkokių ribų ar sienų, bent jau aš taip jaučiu.
visa viltis jūs, aš turiu omeny žmonės, kurie jaunesni, nes tos sienos ištirpusios, bet mano kartos tai ne. Man atrodo, tas pasitikėjimas yra viena iš svarbiausių. Pasitikėjimas kitais, pasitikėjimas savim. Nesenai dalyvavau vienoje konferencijoje, būtent apie vertybės Skandinavų ir Baltų Tartu universitete. Ir ieškojau irgi ten, kažkokius taškus ir taip, ir žiūriu, kas yra tos Skandinavų vertybės. Ir visur pabraukiama, bet trust ir horribly important. Kad žiauriai yra svarbu pasitikėti.